Anykščiuose nuo sunkiosios muzikos garsų drebėjo net puntukas. Sėkmingai debiutavęs praeitais metais, šiemet čia vyko jau antrasis sunkiosios muzikos festivalis Velnio akmuo, kurio pavadinimą įkvėpė ne kas kitas, o legenda apie velnio neštą ir pamestą puntuko akmenį. Į konkrečios stilistikos rėmus netelpanti ekstremalioji muzika skambėjo jaukioje, nedidelėje, bet patogiai visus festivalininkus sutalpinusioje estradoje, vietinių gyventojų vadinamoje dainų slėniu. Praeitais metais orientavęsis į Lietuvos sunkiosios muzikos scenos atstovus, šiemet festivalis daugiau dėmesio skyrė užsieniečiams. Tarp 20 festivalyje koncertavusių įvairiausių žanrų sunkiosios muzikos grupių tik 2 iš Lietuvos. Nepaisant alinančio karščio ir ryškios saulės, visos festivalyje koncertavusios grupės sulaukė savo gerbėjų, o pasitikėjimų savimi spinduliuojanti publika draugiškai kėlė į viršų rankas ir skandavo mėgstamų grupių pavadinimus. Vieni pagrindinių festivalio svečių, vokiečių thrash metal stiliaus veteranais tituluojama grupė Tankard, stebino savo humoro jausmu ir šiltu bendravimu su publika. Pagrindiniu savo kūrybos objektu ir įkvėpimo šaltiniu viešai įvardijantis alų ir visa, kas su juo susiję, grupės lyderis Andrėjas Geremija teigia iš tiesų alaus nemėgstantis ir jo negerintis. I never drank beer in my life. Only cider. So this whole beer image to sell a lot of records, you know. In a normal life we are totally sober, we're never drunk. 30 metų jubiliejų paminėję parako nestingantys heavy metal puoselėtojai iš Prancūzijos, Nightmare demonstravo savo vikrumą laipiodami scenos konstrukcijomis bei skleisdami energingus muzikos garsus. Ir teigia manantys, kad internetas atbaido žmones nuo tikrų koncertų. Now you have too many bands and the audience is lost. They don't know which band is very good because you just have to go on the internet on any MySpace and listen to it. So that's a totally different time. Nuo energingos muzikos ir didelio karščio buvo galima gelbėtis maudynėmis Šventosios upėje. Specialiai atvežtų smėlių sutvirtintas paplūdimys ūžė nuo įkaitusių festivalininkų minios. Išsimaudę festivalio svečiai galėjo atsigaivinti vietoje verdamomis įvairiausiomis žolelių arbatomis, o azartiškų ir aktyvių laukė sportinis iššūkis – tinklinio turnyras. Jo dalyviai varžėsi dėl festivalio organizatorių įsteigto prizo – Velnio kanopos. Čia pat buvo galima užsukti ir į kūrybinės meninės kalvių dirbtuves, kuriuose meistrai siūlė nukalti monetą ar pačiam nulipdyti ir lauže išdegti molio dirbinį. Turintis tvirtas balso stygas galėjo savo jėgas išbandyti riaumojimo varžybose. Festivalio dalyviai prisiminė praeitų metų festivalį ir vardino Velnio akmens išskirtinumus. Draugiškai labai liaudis susirinka. Per daug apsaugos, per daug tualetų, per daug išlaidų, per mažai pajamų. Muzika, paskolos. Daugiau žmonių, daugiau geresnių grupių. Vienas iš geriausių šiaip. Ir netgi duoda tokį impulsą roko naktim pasitemti. Festivalio organizatoriai prisiminė, kaip gimė festivalio idėja ir teigė kitais metais norintys festivalį iškraustyti į didesnę erdvę. Prieš gal 3-4 metus buvo plėtojama idėja, kad reikia, norisi, idėjų yra, kai taip ir pradėjome. Labai paprastai, tiesiog norėjome surengti po atvirą dangumi geros kokybės festivalį. Vizija pakeis vietą. Mes planuojame, tarkim, didėti ir galbūt truputį inkorporuoti šitą renginį ir kitokios muzikos stilistikos, tai galvojame ir ieškome visuomet kažkokių išskirtinių tokių detalių, ko galėtume būti patrauklus. Donatas Simaitis, Povilas Varbuolis, Lietuvos televizija, Anykščiai.